Taram. Sveiki, gyvi, brangus pokalbių iš virtuvės, norėjau sakyti. Argelskis TV kanalo žiūrovai, pagal matą vaizdą ekrane jūs suprantate, kad dabar bus skausmingos Lietuvos anarcho feminizmo motinos, naivistinės tapybos korifėjos, paramos Ukrainai rinkimo profesionalės, LPF laisvė arba mirtis vadovės, moters iš stomens ir iš liemens Vilmos Fioklos Kiūrės skausmo klyksmas mano lūpomis išreikštas. O skausmo klyksmas, draugai mano, skamba labai įdomių momentų. Dabar, praėjus savaitei po Rusijos federacijos prezidento Vladimiro Vladimirovičiaus Putino ir Jungtinių Amerikos valstybių rezidento Donaldo Fredovičiaus Trumpo susitikimo Aliaskoje prasidėjusi žovta-blakitna tryda pradeda transformuoti ir šitą žovto blakitiškumo tokį situaciją Lietuvoje. Štai Lietuvos Seime salėje buvo nukabinta nuo tribūnos ilgą laiką ten karojusi svetimos valstybės vėliava. Tiksliau, gal ne vėliava, ten dviejų spalvų skuduras, gal kažkoks. Na, žodžiu, tai vat, pašalino šitą pažeidimą. Nežinau, ar iš Seimo salės nuo šitų seimagyvių, ten prieš seimagyvių sustatytos svetimos valstybės vėliavėlės pašalino ar ne, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir užsienio vėliavų įstatymas. Ar nuo policijos komisariatų pašalinti, nežinau, reikės eiti pažiūrėti, taip sakant, prainspektuoti, ką mūsų šitie žali žmogeliukai veikia. Bet, tai čia tik tai gėlytės. Nuo įėjimo į Trakų pilį buvo pašalinta, neteisėtai ten iškabinta svetimos valstybės vėliava. Nepraėjo ir 4 metai. Taip. Tai va, betgi vyksta daug didesni virsmai, daug didesnės perturbacijos, kurios pasireiškia ne tik tuo, kad Šarūnas šitas nelaimėlis, Šūrikas, Oliežikas Šurajevas savo kromelį uždarinėja, per kurį rinko babkytės Ukrainai. Bet ir štai žiūrėkite, kas nutinka ir mūsų, rusai turi tokį terminą uporotai, ar net, ir mūsų šitų uporotųjų, tokių kaip Vilma Fiokla Kiūrė, kovos fronte. Na, pagrindinis Vilmos Fioklos Kiūrės užsiėmimas, bent jau kaip jinai pristatinėja, tai yra prisidėti prie automobilio rinkimo ir vežimo į Ukrainą, kurie tipo turėtų būti perduodami kariuomeniai. Na, kiek jų tenai kariuomeniai perduodami, kiek jų tenai atsiduria fronto lauke, kitas klausimas. Jie naudojami, visi puikiai supranta, kad tie automobiliai panaudojami pagal situaciją, niekas tenai geresnių automobilių turinčių bent kažkokią vertę tenai frontą nesinčia, jie iškeliauja pagal kitą panaudą, bet aišku, dakeliauja ir iki fronto linijos. Užfiksuota, užfilmuota yra, kaip su lietuviškais numeriais automobiliai naudojami gaudyti patrankų mėsą, praktiškai gaudyti Ukrainos gyventojus, kurie bus nužudyti fronte. Bet iki šiol kaip ir tokių didelių problemų nebuvo ir šitie terorizmo rėmėjai, dalis iš kurių jau yra nuteista, o dalis bus nuteista, jie vis tuos automobilius renka, paaukštindami, kad parama mažėja, taip toliau, aukokite daugiau ir visa kita. Bet visat kažkaip jie susirinkdavo tuos automobilius. Ir
šitą mėnesį, rugpjūčio mėnesį, matote Vilmos Fioklos Kiurės antraštę virš jos Facebooko paskyra misija Baltijos kelias. Ir koks tas Baltijos kelias? Tai yra automobiliai, su kuriais mūsų tėvai ir seneliai važiavo Baltijos kelią, dar ir dabar naudojami Ukrainos fronte, rašo šita Vilmos Fioklos Kiurėje, nežinau, profilė kažkas rašo. Oi, atleiskite, išlikštų žiūrėti, nežiūrėt norisi. Tai va, bet esmė ta, kad šitie degradai nori surinkti tokią parodomąją koloną iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos ir tą koloną nubraukti į Ukrainą. Nu ir padaryti tokiu būdu didesnį PR, gauti daugiau babkių. Viskas suprantama. Tik tai, žiūrėkit koks ablomas. Vilma Fiokla Kiurė prieš valandą paskelbė. Prieš valandą, taip. Kai estai iš Estijos jau šitie terorizmo rėmėjai yra atvažiavę. Štai ką rašo Vilma Fiokla Kiurė prieš valandą. Atkrito net 7 vairuotojai, rašo jį. Taip. Gal kas gali bent iki Lvivo nuvairuoti? Nu, jeigu kas nežino, tai Lvivas, tai šitie degradai darkantis lietuvių kalbą taip pervadino Lvovą. Mano koltas, va taip jau papuoštas. Aha. Tik nežinau, čia turbūt tas, kur jinai varys, o ne tas, su kuriuo jinai po Lietuvą važinėja, nes turbūt taip drąsiai jinai savo automobilio nefotografuotų, neapsišviestų su visais numeriais maždaug. Imkite ir pamatę mane pravažiuojančią gatvėje, pasakykite viską, ką galvojate apie mano veiklą. Taip, toliau jie rašo. Aš pati varau pikapą ir lydžiu mikriuką su svarke. O tai gal šitas Mitsubishi Coltas EJP 846 vis tik yra tas, su kurio Fiokla važinėja, nes paskui šitie varovai, taip, jie paskui savo automobiliais grįžta atgal į Lietuvą. Jie ne lėktuvais skrenda, ne traukiniu važiuoja, ne autobusu važiuoja, o susėdė į automobilius. Tai jeigu ten nustumti keliasdešimt automobilių, tai desėtka automobilių iš tų keliasdešimt turi grįžti. Tai gal vis tik čia Fioklos Kiurės automobilis? EJP 846. Nu gal aš nežinau, bet jeigu jinai vairuoja pikapą, o čia jos koltukas, tai gal matyt taip. Taip, aš pati varau pikapą ir lydžiu mikriuką su svarke. O čia kita istorija, graudi ir linksma, kaip svarkė pasikrovė Vilma Fiokla Kiurė, kaip jai padovanojo ne tik svarkė, bet dar ir mikriuką padovanojo, nes jos šitą netilpo svarkė į koltą. Nu, nekaip. Tai reikia tik paso ir paskambinti Elenai. Plus 370 691 66 338. Aš nežinau, kodėl Vilma Fiokla Kiurė antiek taip praradusi, vėlgi, kaip rusai sako, patirelą berega, tai išėjo iš kraštų, prarado bet kokį saiko jausmą ir ne tik prisidavinėja, su kuo jinai važinėja, su kuo jinai trypia Lietuvos žemę šventą, bet dar ir pridavinėja kažkokias Elenas su visų telefono numeriu, nežinau kam, gal tam, kad Rusijos žvalgyba žinotų, kad štai šituo numeriu dirba asmuo vardu Elena, koordinuojantis terorizmo palaikymo akcijas ir atitinkamai pagal numerį galima užpelinguoti, kur yra telefonas, atsekti naudojant telemetrijos metodus, pasijungimą mobilaus telefono prie skirtingų bokštų, atsekti jo vietą 10 metrų tikslumu. Ir štai dabar Vilma Fiokla Kiurė atvirai savo Facebooko profilyje pateikdama Elenos telefoną, praktiškai jinai sako, hei, gerbėmieji rusai, ar jūs nenorite užpelenguoti Elenos buvimo vietos ir jeigu pasirodys, kad Elena kartu su šito konvojumi, šitais automobiliais atvyksta į Ukrainą,
stebėti, kur tie automobiliai, jų kolona, kur keliauja, o paskui ten apsistojusiems, tarkim, kokiam nors viešbutyje, ten nakvynėje ar dar kur, paimti ir tiesiog, easy peasy, visus juos palaidoti, užmetant kokią stambesnę bombikę. Ir taip sunaikinant ne tik automobilius, kuriuos čia atvarė, bet ir, kas dar vertingiau, yra žmonės, kurie organizuoja tokią veiklą. Aš nežinau, kas prižiūri Vilmą Fioklo Kiurę, dėl ko jinai visiškai nuo proto nušokusi ir leidžia savo pakišinėti savo kovos draugus šiame sunkiame terorizmo rėmimo kelyje. Toliau jinai rašo jau tą būtinę informaciją. Išvažiuojam rytoj anksti ryte. Rytoj tai reiškia šeštadienį iš ryto. Iš Vilnius paims kiti savanoriai. Lvove bus koncertas. O koncertas bus, koncertų vilioja. Kas į koncertą Lvove? Davai! Sėdam, to pačiu dar parizikuosim šachedą ant galvos savo. Lvove bus koncertas. Vyksta karas, žmonės kariauja, o jie ten į koncertą važiuoja. Achrinėt. Viešbutį apmokėsime, kaip ir kelionę namo. O bankyje dar ir viešbučiuose miegos. O paskui stebisi, kai į viešbutį atlėkė raketa, unkščia, rusai bombarduoja civilinius objektus. Taigi patys tuose civiliniuose objektuose tupite. Tai rusai ir tokius kaip jūs tai ir medžioja. Ko jūs čia stebitės tada, kad viešbučius bombarduoja? Kaip irgi namo grįšite pirmadienį. Matot, easy peasy, fancy šmensi. Taigi, bet dabar įdomesnis momentas yra tas būtent pradžioje, kad atkrito net 7 vairuotojai. Vilmos Fioklos Kiurės šitas bendras Sėbras jau nuteistas Rusijoje realia laisvės atėmimo bausme, ten 23 ar 22 metų, Fiokla dar nenuteista, bent jau nesiskelbė, bent jau į viešumą neišlindo tokia informacija. Tai nuteistas šito už terorizmą Valdas Bartkevičius pas save pranešė, kad organizuojant šitos automobilių varymus registruoja 10% daugiau vairuotojų negu reikėtų. Grinai dėl atsargos, kad garantuotai kažkas atkristų būtų. Ir staiga vasaros pabaigoje, kai baigėsi žmonėms paprastai atostogos, kai dar nėra jokių rimtų darbų, į kuriuos reikėtų įsikinkyti, staiga net 7 vairuotojai pasako atvinta. Tai yra šitą šušarą, jie šitą tipo Baltijos kelio konvojų pradėjo organizuoti dar prieš Trumpo ir Putino susitikimą. Ir tuo metu vairuotojai registravosi, laikai buvo susiplanavę ir viskas vyko kaip atrodo. Ir štai praeina savaitė po susitikimo, Aliaskoje ir šitie, kurie iki tol aktyviai rėmė terorizmą, dalyvavo ir savanoriavo terorizmo rėmimo reikale, dabar pradeda staiga blaivėti, staiga pradeda suprasti, kad jos pakišo ir juos naudoja kaip patrankų mėsą ir kad su tokiais sutris kaip jie niekas nesisaskins ir todėl staigiai pradėjo pasiplauti. Maža to, kad 7 vairuotojai prapuolė, dar momentas, štai atkreipkime dėmesį, Vilma Fiokla Kiurė, jos feisbukinėme profilyje stebi net 14 000 žmonių užsiregistravusių. Net 14 000 žmonių. Kiek jinai draugų turi, nežinau, bet įsivaizduoti, toks iš visas Širvintų rajonas prisiregistravęs prie Vilmos Fioklos Kiurės. Ir dabar jos klyksma apie tai, kad reikia dar 7 vairuotojų, nes 7 atkrito, pakomentavo viso labo 9 žmonės, ir tik tai 14 pasibendrino. Tik 14 žmonių
pasibendrino. Yra 14 000 iš viso, taip, stebėtojų, ir tik 14 pasibendrino. Tai yra iš 1000 žmonių tik tai vienas žmogus, stebintis Vilmą Fioklą Kiurę, realiai dabar pakėlė, padarė bent tą minimalų darbelį, tai yra pasidalino informaciją apie tragišką situaciją šitame Vilmos Fioklos Kiurės reikale. O kodėl taip yra? Ir čia ir reakcijų apskritai, laikiukų, ten širdučių 70, viso labo, ar ne? Ir tie 7, ir tai aš suprasčiau, mes šiandien laikinam, mes šiandien širdutės dedam, taip, tam, kad informacija labiau plistų. Tai šėrinkit, tai dalinkitės, taip. Tai turėtų būti 70 laikiukų ir širdučių ir 70 pasidalinimų, o tuo tarpu pasidalinimų tik tai 14. Netgi šitie, kurie uždeda laikiuką, jie nenori savo profilyje, kad per jų profilį būtų tokia informacija platinama. O kodėl jie to nenori, draugai mano? O todėl, kad atsiskaitimo momentas artėja. Ir visi tie, kas vienokiu ar kitokiu būdu prisidėję prie terorizmo rėmimo Ukrainoje, bus atitinkamai kaip Šarūnas Jasikevičius, kaip Valdas Bartkevičius, kaip dar krūva kitų Lietuvos ir ne Lietuvos piliečių nuteisti pradžiai už akių Rusijoje, o paskui su laiku jie nebejotinai pateks į šitą ir į Rusijos jurisdikciją, ar pakliuvę į Rusijai draugiškų šalių jurisdikciją, jie keliaus kur? Jie keliaus atlikti savo bausmės. O tuo tarpu, kasgi nutinka su šitais renkamais ir į frontą siunčiamais automobiliais. Vilma Fiokla Kiurė, tegu čia pabūna ekrane, tuoj, draugai mano, aš jums tai parodysiu. Taigi, vaizdelis, kurį aš jums parašiau, tai yra video trumpas 30 sekundžių epizodas iš Telegramo kanalo. Ne iš šito, kuris užrašytas, iš kito kanalo, nes daug šitų video tiesiog yra perpublikuojami ir perpublikuojami. Iš karto nuraminu, jokių žiaurumų tame nepamatysite, jokių ten ištaškytų mėsų, kraujų ir nepamatysite, bet pamatysite tai, kur dingsta maždaug 70-100 automobilių per dieną Ukrainos fronte. Pagal Rusijos ministerijos ataskaitas, būtent sudarytas pateikiant vaizdinę patvirtinimo medžiagą, per dieną yra sunaikinama fronte Ukrainos nuo 70 iki 100. Čia vidutiniškai, kaip kada, automobilių parengtų frontui. Tai yra, jeigu pasistanginė šitie terorizmo rėmėjai iš Lietuvos nuvaro 100 automobilių į frontą Ukrainoje, tai visas jų pastangas vienos dienos pirstelimų ir likviduoja Rusijos karinės pajėgos. Dėmesio į ekraną, kaip tai vyksta dabar. Garsą aš esu specialiai išjungęs ir štai jūs matėte droną, kuris nutupdytas ant kelio, tupi, laukia pasoloje. Jis yra vaizdinių ryšių prisijungęs operatorius, jisai stebi, per drono kamerą stebi atvažiuojančias priešo pajėgas ir pamatęs atvažiuojantį automobilį, pakelia droną, čia priekyje tikriausiai detonatorius, sprogmens matomas ir štai kas vyksta toliau. Automobilis sustoja, iš jo spėja iššokti du priekyje esantis kareiviai. Jie nebando nei išvengti, nebando nei tenai pro langą iškišę puštalietą numušti to drono. Ne. Vienintelis variantas tai yra suspėti ir iššokti. Bum! Ir štai
prieš mūsų akis dabar antras epizodas. Štai, matote, tas pirmas pikapas su priekaba stovi jau išdegęs vidury kelio, priekaba visiškai nudegusi ir dabar jau vaizdas yra iš antro drono, kuris tupi toj pačioje sankryžoje ir vėl matome atvažiuojantį automobilį ir kaip elgėsi vėl, kas nutinka toliau. Taip, dronas pakyla, čia pakelia dulkės jo propeleriukai ir štai, matote, jisai turi praskristi pirmą automobilį, praskrenda ir tenai jau antram pamatė jį vairuotojas ir keleivis irgi iš karto šoka lauk, čia ne pikapas, ne atviras, ten toks jau tipo universalų, tipo džipas, nu ir trakšt tibidakšt. Nebėra paveiksliuko, reiškia, baigėsi, nutrūko ryšys. Taip, ir dabar trečias dronas tupi toj pačioj sankryžoje. Ir jisai dabar atsitupęs taip, kad matome pirmą šitą džipą su išdegusiu, tai yra pikapą su nudegusia priekaba. Toliau matome liepsnojančią antrą mašiną ir štai jisai pakyla, nes atvažiuoja trečia mašina ir dabar, matote, jinai Mitsubishis, kol jisai tenai vingiavo tarp dviejų mašinų pasilikusių, ar ne, dronas pakilo, taip, ir vairuotojas tik tai dabar paskutiniu momentu tą droną pamato. Ir nors ten iškišęs keleivis šautuvą, pasiruošęs tipo numušinėti dronus, nesuprato, kad pirma ant drono pakybo, antrą ką tik, jeigu jinai ten degantį neseniai nudaužė. O jie važiuoja treti, ant stogo, matot, pridėta antenų antidroninių ir tas jam visiškai nepadėjo, bum, ir mašinos nebėra. Taip, dabar dar kartelį paleisiu be savo komentarų, kad jūs pamatytumėte realiai, kaip dabar dronais Rusijos pajėgos naikina ukrainiečius ten kelyje. Pasiruošę pasalą iš karto tenai, kur laukia atvažiuojančio priešo ir taip pat ramiai pakyla, nusitaiko, skrenda, paukšt. Automobilis sudegęs, sekantis automobilis. Šitie anksčiau pamatė, greičiau toliau pabėga, paukšt, nebėra. Nuo trečiam tai nepasisekė visiškai, nes kol jisai sukiosi, jisai nepamatė drono ir tiesiai kala dar su visais esančiais viduje. Tai tokios tokelės su tais automobiliais, kuriuos Vilma Fiokla-Kiure ir kiti terorizmo rėmėjai bogina į Rusiją. Tie automobiliai sėkmingai yra naikinami kartu su įranga, kartu su joje esančiais žmonėmis, jeigu jie nespėjo iššokti. Na, o šitiems visokiems paramos rinkėjams, kažkas lieka matyti, ar ne? Kam moralinis pasitenkinimas lieka, kam lieka pinigų sąskaita, o kam po to lieka ir teistumas, ir ateityje kam bus sunaikintas, sugriautas gyvenimas. Taigi, draugai mano nuoširdus patarimas. Nesivelkite, jeigu turėjote tokių minčių, nesivelkite į šitas terorizmo rėmėjų veiklas, neprisidėkite prie tų debilų, kurie pažymėja, kad turi šitą psichinę negalią savo rėmeliais žovta-blakitnais. Ne šiaip sau Dauno lygos paramos simbolis yra geltona mėlyna juostelė. Absoliučiai tokių sutapimų nebūna. Taip yra. Tie, kas renka tos simbolius, jos renka atidžiai ir atsitiktinumų tame dalyke nėra. Na, o aš be abejo nepaliksiu jūsų neviltyje, nežinioje, nesupratime, kas dedasi, kas vyksta, todėl prenumeruokite, platinkite, dalinkitės.
prisidėkite prie mano informacinės veiklos. Visi paramos būdai po kiekvieno video esančiame aprašyme. Na, paprasčiausia būdai tai tapti rėmėjų paypal.me LDN. Ragelskis paypal.me, pasvirasis brūkšnys Ragelskis nuoroda, patreon.com platformoje LDN, patreon.com pasvirasis brūkšnys LDN, na arba čionai tiesiai YouTube'e, į kur aš pirmiausia ir sukelsiu video, paspaudus mygtuką prisijungti ir pasirinkus rėmimo lygį. Kiekvienas karas turi pabaigą ir šitas karas, Rusijos karas prieš NATO bloką ir dar prie to NATO bloko pajungtas šalis, iš viso 43 šalis siuntė savo ginkluotę Ukrainai. Tai vat prieš visą šitą bloką karas eina irgi į pabaigą. Ne šiaip sau prasidėjo Jungtinių Amerikos valstybių dėrybos su Rusija, tai yra elementariai, kadangi amerikėnai yra sukčiai, banditai, vagės ir verslininkai, tai jie tiesiog dabar bando pabaigti savo avantiūrą su kaip galima mažesniais nuostoliais ir išsiderėti iš Putino kaip galima didesnius procentus, už kuriuos jie visą šitą sašlavyną rusofobinį atiduos Rusijai susitvarkyti. Tai tiek. Kol kas iki ir ruošiamės jau Lietuvos įvykiams, tai yra Tapin paskelbtam būsimam valstybės perversmui. Va taip.